Gramatikos pamoką ir šiandieną mes kalbėsim apie present perfect laiką. Bet present perfect laikas sudaro apie 6% šnekamosios anglų kalbos. Ir tai yra laikas, kuris nusako veiksmą, kuris yra įvykęs, gali įvykti dar kartą ar ne, arba veiksmą, kuris prasidėjo praeitie, bet vis dar vyksta. Ir dėl šitų priežasčių, kadangi tai yra esamasis laikas, ar ne, jis dažnai yra maišomas su past simple laiku. Nes past simple laikas nurodo veiksmą, kuris įvyko praeitie tiksliu laiku. Present perfect nurodo veiksmą, kuris tiesiog yra įvykęs. Arba, kaip sakiau, prasidėjo praeityje, bet vis dar tęsiasi. Ar ne? Pažiūrim, kaip gramatiškai atrodo present perfect laikas. Gramatika jo yra pakankamai paprasta. Paimkime bet kokį įvardį. I, you, she, he, it. Bet kokį kitą veiksnį, kas gali atlikti veiksmą, ar tai būtų vardas, ar tai būtų tiesiog kažkoks tai daiktas, ar ne. Prie jo pridėkime have arba has, priklausomai nuo asmens. Have pridėsime visiems asmenims, ar ne, išskyrus he, she, it, jiems pridėsime has. Ir žinoma, bet kokiam tai daiktui arba bet kokiam tai žmogui, jeigu vardas, sakysim, tai irgi bus trečias asmuo vienaskaita, irgi taip pat pridėsime has. Ir svarbu po to pridėti veiksmažodžio trečią formą. Čia jums pasitarnaus ta pati veiksmažodžių lentelė, kuri buvo prisegta prie jūsų kurso. Veiksmažodžio trečia forma. Jeigu mes turim taisyklingą veiksmažodį, atsimenat, kad tai bus tiesiog su id galūne. Jeigu netaisyklinga, turėsime ir atskirų žodžių, pavyzdžiui, kaip eaten, ar ne? Kaip seen, kaip been, ar ne? Būti veiksmažodžių trečia forma. Taip ir dėliojam. I have eaten. You have played, ar ne? She has, she has been, right? He has called. Jis yra paskambinęs, ar ne? Jis yra pavalgęs, aš esu pavalgęs. Čia mes naudojame present perfect laiką. Dar po to pažiūrėsim praktikos pamokose, kaip tiksliai reikia naudoti. Dabar pažiūrėkim, kaip veikia klausimai ir neiginiai. O veikimo jų principas, jeigu čia pažiūrėsite, yra labai panašus kaip present continuous laike veiksmažodžio būti tos dalelės am, is, are, kuri padeda, ar ne? Jeigu mes sakome, aš žaidžiu šiuo metu, I am playing. I am not playing, not dasideda, am I playing, am šoka į priekį klausime. Čia tas pats. I have not been, have I been. Have I been klausimas, ar ne? Have su I susikeitė vietomis, ar esu buvęs. Antras asmuo, you have not seen, have you seen, ar ne? Ar esi matęs klausimas. Has she played, she has not played. Klausimas būtų, ar ji yra žaidusi, ar ji jau žaidė. Has he done, ar jis jau padarė. He has not done, jis nepadarė, nėra padaręs, ar ne? It has not been, has it been, ar taip jau yra buvę. We have not been, ar ne? Have we been, ar mes esame buvę. You have not been, daugiskaita tas pats, ar ne? Jūs, kaip ir tu, tas pats asmuo, ar ne? Tiek daugiskaita, tiek vienaskaita taip pat skamba. Ir they have not been, jie nėra buvę. Have they been, ar jie yra buvę. Reiškia, struktūra yra labai panaši. Have šalia prisideda not, jeigu yra neiginys. Ir šoka į priekį, jeigu yra klausimas. Ir lygiai tas pats galioja, jeigu vietoj have mes turime has. Jeigu tai yra trečias asmuo vienaskaita. Ok? Tai su gramatika tada tiek. Dabar pasimatom praktikos pamokose. Ir ten pamatysim, kaip tas laikas kombinuojasi su kitais. Ir mes pradedam nuo labai svarbaus veiksmažodžio. Vienas svarbiausių bet kokioje kalboje tai yra valgyti. Visi mėgstam valgyti. Angliškai valgyti yra to eat. To eat. To eat. Aš valgau. Kaip pasakytume tada? Aš valgau. Tiesiog I eat. I eat. Tiesiog I eat. Tu valgai, tada kaip būtų? Tu valgai. Tai jeigu aš eat, I eat, ar ne? Tai ir you eat.
Lygiai taip pat. You eat. Niekas nesikeičia, ne veiksmažodyje. Ji valgo. Kaip pasakysime, ji valgo. Ji valgo bus jau she eats. Su S galūne, ar ne? She eats, nes trečias asmuo vienaskaita, rutina, she eats. Valgyk. Kaip skambėtų liepiamoji nuosaka šito veiksmažodžio? Valgyk, tiesiog valgyk. Eat. Ar ne? Eat. Tiesiog valgyk, eat. Pavalgykime. Dabar išmoksim naują žodį, tiksliau naują frazę, kurią reikia pridėti prie liepiamosios nuosakos, kai norim kažką tai žmogui pasiūlyti, ar ne? Tai yra let's. Pati reikšmė žodžio let's yra, šitas apostrofas reiškia sujungia du žodžius į vieną, tai yra let us. Tai yra toksai užsilikimas iš senosios anglų kalbos. Dabar mes jau visada naudojam jas kartu sujungia į vieną. Ir jį įsivaizduokim kaip nagi. Nagi pavalgykime, ar ne? Visada naudosime let's, kai norit kažkam kažką tai pasiūlyti. Let's atsistos priekyje prieš liepiamosios nuosakos veiksmažodį, ar ne? Let's eat būtų pavalgykime, tai pamatysim, kaip kiti atrodo. Eikime ten, kaip pasakytumėte. Prisiminkit, kaip yra eiti. Ir priekį dėkime let's. Ir gausime let's go there. Let's go there. Let's go there. Right? Let's go there. Eikime ten dabar, kaip pasakytumėte. Eikime ten dabar šiuo metu. Let's go there now. Nesvarbu, kad šiuo metu tikrai nebus present continuous, ar ne? Nes mes čia turim liepiamąją nuosaką. Tokį pasiūlymą daugiau galbūt, ar ne? Let's go there now. Žaisti. Žaisti anglų kalboje yra to play. Lygiai tas pats play yra ir groti. Žaisti arba groti yra to play. Tai kaip pasakytumėte pažaiskime? Kaip pasakytumėt pažaiskime? Let's play. Let's play, žinoma. Let's play. Ar tu žaidi? Kaip pasakytumėte, ar tu žaidi? Kaip paklaustumėte žmogaus? Ar tu žaidi? Do you play? Do you play? Aš vėlgi būsiu kaip užsikirtus plokštelę, bet būtinai pasakykite anksčiau negu aš pasakau, ok? Tokiu būdu jūs mokysitės ir darysit junginius galvoje. Do you play? Ar tu žaidi? Aš nežaidžiu, kaip pasakytume tada? Aš nežaidžiu. I don't play. I don't play. I play, aš žaidžiu. I don't play, aš nežaidžiu. I don't play, aš nežaidžiu. Ji nežaidžia, kaip pasakytumėte? Ji nežaidžia. She doesn't play. She doesn't play. Dabar jau turim nebe don't, ar ne, bet turim doesn't, nes yra trečias asmuo vienaskaita. Teiginys būtų she plays, su S galūne, ar ne? Bet čia mes turime she doesn't play. She doesn't play. Ji žaidė praeityje. Kaip pasakytumėm, ji žaidė? Žaisti yra taisyklingas veiksmažodis. Tiesiog dedam į D galūnę. She played. She played, ar ne? Jau išmokom praeitam modulyje, kad jeigu mes turim taisyklingą veiksmažodį, tiesiog į D galūnę gale. She played. Tik vėlgi tos E mes faktiškai netariam. Play, played. Faktiškai E ten nėra. Played, played. Ji žaidė tenisą vakar. Kaip pasakytumėte, ji žaidė tenisą vakar? She played tennis yesterday. She played tennis yesterday. She played tennis yesterday. Būtinai turim yesterday turėti, ar ne? Ji turi.
Prisiminkite, kaip pasakyti ji turi. Jeigu aš turiu yra I have, tai ji turi bus she has. Nes have yra vienas iš tų 3 išskirtinių, ar ne, kurie visiškai pasikeičia. Ne tik tai, kad prisideda mes raidę gale. She has yra ji turi. Ji turi bus she has. Tai dabar kaip pasakytumėte, ji yra žaidusi tenisą. Čia mes jau keliavom į present perfect teritoriją. Laiko, kurį mokėmės gramatikos pamokoje, ar ne? Ji yra žaidusi tenisą nėra tas pats, kas ji žaidė tenisą. Ji yra žaidusi tenisą, sakysime, she has played tennis. She has played tennis. Mums pasisekė dėl to, kad played yra taisyklingas veiksmažodis. Reiškia, jo tiek antra, tiek trečia forma bus su id galūne. Bet mums čia reikia trečiosios. Turit suprasti, kad čia yra trečioji forma. Ar ne? She has played. She has played. Žinoma, has, o ne have, dėl to, kad trečias asmuo vienaskaita. She has played tennis. Aš esu žaidęs tenisą. Kaip pasakytumėte, aš esu žaidęs tenisą? I have played tennis. I have played tennis. Ar ne? Jau nebe has, bet have. I have played tennis. I played tennis yesterday būtų past simple. Bet šiaip, jeigu esu žaidęs, I have played tennis. Mes valgome, kaip pasakytumėte. Mes valgome. We eat, ar ne? Jeigu rutiniškai, we are eating galėtų būti jeigu šiuo metu, ar ne? Lygiai taip pat. But we eat, mes valgome. We eat. Mes valgome ir mes valgėme tada kaip būtų. Mes valgėme. We ate. Eat yra išskirtinis veiksmažodis, jisai yra netaisyklingas, ar ne? Tai jo antra ir trečia formos bus skirtingos. Ir antrą formą mes dabar turim, kuri tarėsi ate. Lygtais kažkur tai man reiktų ate, ar ne? Man reikia eiti, ate. Ate. O rašas kaip lietuviškai ate, sakytumėt lygtais. Tai we ate yra mes valgėme arba pavalgėme, ar ne, jeigu tiksliau. Valgėme arba pavalgėme. We ate. Mes suvalgėme tai vakar, tada kaip pasakytumėte. Mes suvalgėme tai vakar. We ate that yesterday. We ate that yesterday. We ate that yesterday. We eat that every day. Būtų mes valgome kiekvieną dieną rutiniškai, ar ne? But we ate that yesterday. We ate that yesterday. Mes esame tai valgę. Kaip pasakytumėte, mes esame tai valgę? We have eaten it. Turime trečiąją formą, ar ne? Naują žodį. Eaten. Eaten. Eat. Sakot, kaip ir pilną dalį, tik tai n galūnė. Taip, eaten. Eaten. We have eaten. Tu esi pavalgęs tada, kaip pasakytumėte? Tu esi pavalgęs. Ar kažkas skirsis per daug? Kaip ir ne, ar ne? You have eaten. I have eaten. You have eaten. We have eaten. Eaten yra trečioji forma, ar ne? Prieš ją eina have arba has, priklausomai nuo asmens. Dabar kaip paklaustumėte žmogaus, ar tu esi pavalgęs? Ar tu esi pavalgęs? Ar tu pavalgęs? Kas atsitiks su have, jisai turi šokti dabar į priekį. Jis elgiasi taip pat kaip am is are present simple laike, ne? Tai have you eaten? Have you eaten? Have you eaten? O kaip pasakytumėt, ar tu jau pavalgiai? Ar tu jau pavalgiai? Dabar present perfect laike ir apskritai jaunų kalboj jau mes galim versti į kelis skirtingus žodžius. Ir tai priklausys nuo to, ar mes turime teiginį, neiginį ar klausimą. Nu, dažniausiai neiginiuose mes nenaudojam jau. Neiginiuose dažniausiai būna dar žodelis, ar ne? Ar tu jau pavalgiai?
Have you eaten yet? Have you eaten yet? Yra yet žodis atstojantis lietuviškai jau, bet yet lygiai taip pat neiginyje bus ir dar žodis. Jeigu sakytumėt, aš dar nepavalgiau, mes pamatysit, kad tą patį yet naudosim. Bet mes jeigu turim teiginį, jau bus žodis kitas. Vietoje jau lietuvių kalboje dėsim kitą žodį, ne yet. Ok? Matysit, kaip tai atrodys. Iškia, ar tu jau pavalgiai? Have you eaten yet? Have you eaten yet? Yet visada šoks į galą. Aš jau pavalgiau, atsako teigiamai. Tai dabar jau šitas jau bus ne yet, bet already. I have already eaten. I have already eaten. Mums truputėlį pasisekė su lietuvių kalba. Kas liečia jau, mes su vienu žodžiu prasisukam, ar ne visada. Anglų kalboje mes turim keletą. Teiginį already, neiginį, tiksliau klausime yet. Neiginė dažniausiai bus dar žodelis dėl to, bet vis tiek jis bus yet tas pats. Ok? Tai aš jau pavalgiau, I have already eaten. Aš jau paskambinau jai, kaip pasakytumėte? Aš jau paskambinau. Already visada šoks po have. I have already called her. I have already called her. I have already called her. Galima būtų sakyti ir I have called her already, bet already dažniau šoka į tarpą tarp have ir to tikrojo veiksmažodžio, ne? Nes have šiuo atveju yra pagalbinis. I have already called her. Tu jai jau paskambinai, kaip pasakytumėte? Tu jai jau paskambinai. You have already called her. You have already called her, ne? You have already called her. Ar tu jau jai paskambinai? Prisiminkit, kaip ten buvo su to yet. Ar tu jau jai paskambinai, kaip pasakytumėte? Ar tu jau jai paskambinai? Have you called her yet? You have called her. Tu jai paskambinai, arba tiksliau, tu esi jai paskambinęs, ar ne? Anglų kalboje mes kaip ir galvoje turim tokį sakinį. Have you called her yet? Jeigu mes žinom tiksliai, kada mes sakom su past simple laiku, mes sakytumėm I called her yesterday. Bet jau esu jai paskambinęs, I have called her already. Ir žinoma, čia klausimas, have you called her yet? Paskambink jai, kaip pasakytumėte. Paskambink jai. Liepiamoji nuosaka vėlgi, ar ne? Call her. Tiesiog call her paprastai, ar ne? Tiesiog call her. Ok, tai šituo tada sakiniu pabaikim pirmąją pamoką ir pasimatysim antroji.